Sveiki, dirbtinio intelekto entuziastai. Lygiai prieš savaitę dalinausi neįtikėtinų įrankių lovable.dev, kuris geba daryti neįtikėtinus dalykus – kurti web aplikacijas, puslapius ir ką tik tai norite. Štai prieš jūsų akis visiškai šviežias ponas obuolys puslapis, kuriame, kaip matote, yra naujienos, galima paskaityti, galima dalintis, viskas puikiausiai veikia, galiu pademonstruoti, štai galima dalintis naujienom, taip pat į kitus tinklus, veikia vaizdo įrašų tiesioginis feed iš YouTube'o, tai, matysite ir šį video, kai aš jį sumontuosiu ir kelsiu YouTube'e, jis taip pat pasirodys prie naujausių video, ar ne? Kaip matot, live nesibaigiantis srautas ir galim peržiūrėti visus video, ar ne? Taigi, toliau atskira naujienų skiltis, jinai yra pradžioje, tačiau yra ir čia. Štai čia yra kontaktai su kontaktų forma, visais socialiniais tinklais ir panašiai. Čia šiek tiek apie mane, apie poną Obuolį, apie svetainę ir, misiją, ko aš noriu, ką aš noriu jums atiduoti. Ir štai čia matom admin puslapį, pilnai veikiantis admin puslapis su galimybė koreguoti, ištrinti, paskelbti, padaryti juodraštį, suponuoti ir panašiai. Štai galim pradėti naują įrašą ir sukurti kokią tik tai norim naujieną. Taip pat puikiai veikia tamsus režimas. Štai. Ir visa tai padaryta su Lovable per labai trumpą laiką. Įspūdingas pats puslapis, pats web app, toks dalykas kainuotų begalę pinigų. Ir kas keisčiausia, sugalvojau, kad naudingiausia būtų apie visus išmoktus dalykus, kaip įvaldyti Lovable. Jį valdyti labai sudėtinga, nes vien rašant užklausas rezultato tokio tikrai negausite. Todėl atradau būdus, kaip kurti stebuklų su Lovable. Ir, pono Obuolio Facebook puslapyje prieš kelias dienas pasidalinau galimybę ir jum išmokti už labai mažytį 49 eurų mokestį. Ir, teigdamas, kad galėsite uždirbti labai daug pinigų. Ir, tai nėra nei žodelio melo. Aš turiu strategiją, kur ir kaip uždirbti, būtent su Lovable pagalba, pilnai įvaldžius ir darant fantastinius dalykus pakankamai lengvai. Tačiau, internetas yra toks dalykas, kad mes turime krūvą skeptikų ir štai galim pasižiūrėti kai kurios komentarus ir, jei šis appsas toks nuostabus, tai ar neapsimokėtų labiau uždirbti iš jo, nei iš kurso. Taip, atrodo gal keistai, kad, kursus parduodu už 49 eurus, o štai siūlau uždirbti 3000. Žinot mane, aš esu visiškas altruistas ir visas savo žinias atiduodu tiesiog veltui. Dalinuosi naujienom Facebook'e, dalinuosi ir aukoju savo laiką tai, kad randu YouTube ir iki šiol niekada niekieno nesu paprašęs nei cento. Tačiau, kadangi tai yra labai kompleksiškas įrankis ir jo video pagalba aš tiesiog negalėsiu parodyti. Turiu omeny viso funkcionalumo ir kaip ir ką reikia daryti, kad pilnumoje jį įvaldyti. Todėl pagalvojau, kad geriausias dalykas būtų tiesiog workshop, ar ne, kai aš kartu su norinčiais išmokti žmonėmis dirbam, susijungia per live skambutį, ar ne, kai matom vienas kitą, dalinamas ekranais ir tiksliai rodau kaip ir kas, būtent savo atrasus būdus, kaip įvaldyti lovable.dev. Tačiau, tokie skeptikai ir gadina nuotaiką ir, jų neišvengsi. Tai dažniausiai žmonės, kurie, patys nieko nesiema, tingi atsikelti nuo sofos, bet lygiant tos pačios sofos, skrolina telefoną ir ieško iš ko pasityčiot, taip galbūt pateisindami savo neveiksnumą. Tiesa, nenoriu aš labai teisti, žinoma, tokių žmonių buvo ir bus. Štai kitas skambios frazės. Vietų skaičius ribotas, paslaptis, būdas uždirbti 1000, o parduoda už 49 eurus. Atrodo ne kažką. Čia uždirbs tik tas, kas parduos tos kursus. Liūdna iš tikrųjų skaityti tokius komentarus. Užsiregistravo šiek tiek mažiau nei 10 žmonių, tad su jais susitiksim kitą savaitgalį, būtent live sesijai.
su šia kamera, sėdėdamas čia, būtent juos išmokysiu, kaip daryti tokio lygio puslapius, kaip naujasis pono Oblio, su tokiom galimybėm, kurių kai kurie skeptikai mano puslapyje rašė, kad yra neįmanoma. Tiesa, dabar reikėtų gerokai paieškoti, kur yra, bet ten buvo kažkoks IT specialistas, besimokęs KTU, ir jis minėjo, kad tokio dalyko kaip blogą padaryti neįmanoma, tiesioginė feedo iš YouTube tik įkėlus video, kad atsirastų puslapyje, yra neįmanoma. Aš tai padariau grubiai per geras 10 valandų, būtent tą puslapį su visu to funkcionalumu. Ir, aš tikiu ir žinau, kad visą tai įmanoma. Tiesa, turiu keletą daug stipresnių projektų. Tiesa, juos darau ne savo, juos darau pardavimui, todėl dėja dalintis negaliu. Gal galėčiau uždengti logotipus, tačiau, tai būtų nekorektiška mano klientų atžvilgiu ir, tiesiog nenoriu bereikalingų problemų. Todėl, šis video, nežinau, ar tai pasiteisinimas, galbūt kvietimas ir, sakyčiau, altruistiškas kvietimas, nes, kaip minėjo heiteriai, kad, ką čia už 49 eurus gausi. Daugiau prašyti nedrįsau, manau, kad tai yra labai gera suma, kad galėčiau jūs išmokyti naudoti šio neįtikėtino įrankio ir kad jūs galėtumėt uždirbti mano pažadėtą sumą. Žinoma, vėl pats uždarbis visiškai priklauso nuo jūsų. Jeigu jūs išmoksite jį naudoti ir toliau sėdėsite ant sofos ir nieko nedarysite, pinigai iš dangaus nekris, tai yra faktas. Aš jums nežadu, kad jūs pasimokę kartu su manim gyvoje sesijoje, jums jau po pietų pradės birėti pinigai. Ne, taip nebus. Tačiau, ką aš jums siūlau? Siūlau išmokti, kaip naudotis lovable.dev. Mes naudosim 3 įrankius. Bus reikalinga pradinė investicija, nes su nemokamais planais jūs galite generuoti vos 5 žinutės per dieną. Tai tokiais tempais projektus kursit mėnesiais, ar ne? Nes, pono Oblio svetainė buvo sukurta maždaug per 90 užklausų. Tai 90, kas yra beveik pats pigiausias planas, kuris kainuoja 20 eurų. Tiesa, aš kaip ir rodžiau postą, kuriame reklamavau savo paslaugą, esu užsisakęs patį brangiausią 100 eurų kainuojantį, 500 žinučių leidžiantį sugeneruoti planą. Štai čia matot, kad dabar vykdomi 6 projektai ir išnaudota šiek tiek daugiau negu 150 žinučių iš 500 limito per mėnesį. Taigi nuoširdžiai kviečiu jūs prisijungti prie mano siūlomos live sesijos. Viską, ką jums reikia padaryti, parašyti man per Facebook, parašyti per Instagram, ar galite per Twitter, jeigu naudojate. Ir, tai visiškai paprasta, visiškai legalu, aš nesiekiu nieko apgauti, nesiekiu pasipinigauti. Patys suprasit, kad, informacija, kurią jums atiduosiu, bus be galo kokybiška. Ir kaip ir žadėjau poste, taip ir žadu šiame video, kad jeigu suprasit, kad tai yra tušti žodžiai, ką aš dabar žadu, aš jums tos pinigus tiesiog grąžinsiu. Taigi, aš siūlau nieko nelaukti, parašyti man asmeninę žinutę. Kodėl asmeninė žinutė? Todėl, kad dar tik implementuoju kursų kategoriją į savo puslapį. Labai greitai galėsite tiesiog atsiskaityti su Stripe, jeigu ateityje dar ryšios daryti kažkokius tokius panašius, ar tai kursus, ar gyvas sesijas, ar panašiai. Taigi, labai tikiuosi, kad paaiškinau savo poziciją šiame video ir faktą, kad aš nesiekiu pasipinigauti, aš neparduodu, kaip kai kurie rašė, proto plovimo, liktai tai buvo išreikšta. Ir, kviečiu jūs prisijungti. Taigi šiam video buvo tiek. Nepamirškit pamėgti video, pasidalinti su draugais, kuriem galbūt tai aktualu. Ir iki sekančių video. Ate!